Sveiki visi, čia vėl Dumbotas. Panašu, kad šiek tiek pasiklydau. Man reikia patekti į savo metalo laužymą. Niekada anksčiau nesu ėjęs per šį mišką. Jis atrodo kažkoks keistas. Man reikia grįžti namo, kad galėčiau rūšiuoti metalo laužą. O, priekyje yra kliūtis. Tai įspėjamasis ženklas, kad patekimas į priekyje esančią teritoriją ribojamas. Draudžiama pereiti už užtvaros linijos. Man skubiai reikia savo metalo laužo. Ir kasgi gali nutikti, jei eisiu toliau? Ar mane užpuls pabaisos? Juokinga. Dumbotas eina pasiimti metalo laužo. Dumbotas peržengė liniją ir nieko neatsitiko. Kaip sunku eiti per kalvas. Tikiuosi vėl nepasiklydau. O, žiūrėk, matau neįprastą pikapą ir dar kariškį su uniforma bei ginklu. Oi, turime būti tyliau. Jis saugo šią transporto priemonę arba tą krovijų uždengtą audeklu. Visos pajėgos. Skubiai, ateik prieš mus. Jis išsitraukė raciją. Reikia pastiprinimo. Skambinkite kopijai. Jis pasiėmė savo ginklą ir šeimą. Tikiuosi, jis mūsų nepamatys. Turime būti labai atsargus. Įdomu, kur jis nubėgo ir kas čia vyksta. Manau, verta nueiti pažiūrėti, koks tai automobilis ir kodėl jis čia yra. Tai yra karinis pikapas. Paprastai tokiais važinėja kariškiai. Įdomu, gal čia vyksta kokia nors speciali operacija? Norėčiau, kad tokių būtų ir mano metalo laužynė. Bet iš tikrųjų, tai labai jaudina. Tas kareivis galėjo mane nušauti šratiniu šautuvu, bet dabar jis nuėjo į mišką padėti kitiems. Po šiuo dangčiu yra kažkas metalinio su laidais. Ir aš jau įsivaizdavau, kad čia galėjo būti narvas su pabaisa. Didelė ir labai baisi. Nes tai kažkas labai didelio. Manau, netrukus sužinosime, kas ten yra. Bet pirmiausia, eikime tyliai pažiūrėti, kas yra kabinoje, kad neišprovokuotume to, kas yra po tuo audeklu. Pažiūrėkime, kas ten yra. Oho! Tai lagaminas. Įdomu, kas yra viduje. O, tai SCP fondo simbolis. Tai labai įdomu ir kelia smalsumą. Galbūt šios organizacijos specialieji agentai tvarkosi su anomalijomis šalia mano metalo laužo aikštelės. Panašu, kad radau kažką dar įdomesnio. Pažiūrėk, čia pabaisos kaukolė. Šitas daiktas atrodo labai baisiai. Galbūt ši pabaisa gyveno šitame miške? Pažiūrėkime, kas dar yra SCP lagamine. Pažiūrėk, tai dar vienas SCP fondo atributas. Jie užsiima anomalijų, pabaisų ir kitų esybių suvaikymu bei likvidavimu. Tai labai rimta. Padėsiu tai į šalį ir paimsiu kitą likusį daiktą. Čia yra kažkas panašaus į aplanką su dokumentais. Pažiūrėkime, kas viduje. Tai yra įslaptinta medžiaga. Iš jų galėsime sužinoti, kas čia vyksta. Atidaryk lėtai ir atsargiai. Oho, kaip baisu. Koks šiurpus žmogus su kauke. Ar tai Maro gydytojas? Pažiūrėk į jo kostiumą. Čia yra šio padaro aprašymai ir stebėjimai. Nenorėčiau tikrovėje pamatyti tokio gydytojo su tokiu nosimi. 73. Atrodo labai šiurpinančiai. Čia parašyta, kad susidūrus su šiuo padaru reikia nuolat į jį žiūrėti. Gerai, kad robotai nemirksi ir gali žiūrėti kiek tik nori. Žmonėms mažiau pasisekė. Žiūrėk, čia yra nuotrauka, kurioje specialieji agentai kovoja su šiuo monstru. Galbūt jie čia atvyko būtent dėl jo. Oho! Tikiuosi, jie sugebės jį sugauti kuo greičiau. Čia yra dar vienas dokumentas. Ką? O ne, palauk. O ne! Kaip tai įmanoma? Ką tai reiškia? SCP fondas laiko mane anomalija ir taip pat mane medžioja.
Jie turi mano nuotraukų, mano metalo laužynę. Jie mano, kad keliu grėsmę jų organizacijai. Kaip tai įmanoma? Dumbotas neprisimena, kad kada nors būtų pykęs ant ko nors. Turiu daugiau sužinoti apie save ir įrodyti, kad nesu blogas. Einam. Aš eisiu ir surasiu SCP agentus, bei jiems padėsiu. Tada jie supras, kad Dumbotas yra geras robotas. O, kas tai buvo? Tai kažkokios iškastos duobės ir jų šiame lauke labai daug. O kas, jei viduje yra požeminių pabaisų? Ši vieta labai baisi. Pažiūrėk, dar daugiau duobių. Reikia būti labai atsargiam, kad neįkristum į kurią nors iš jų. Iš šitos duobės gali iššokti pabaisa ir įsitempti tave po žemę. Dumbotas negali eiti po žemę. O, tai karinis skydas. Tikriausiai iš čia buvo paneštas. Jis pagamintas iš labai tvirto metalo, stipresnio net už patį Dumbotą. Toks skydas nešiojamas tam, kad apsaugotų nuo smūgių iš kitų žmonių ar pabaisų. Bet šiame skyde yra skylė. Panašu, kad kažkas labai stipriai į jį smogė ir jis neatlaikė. Nepaisant to, Dumbotas ieško SCP specialiųjų agentų. Šiuo keliu turime eiti šia kryptimi. O, tai yra ranka, bet ne žmogaus. Ji yra šiurpi ir deformuota. Pažvelgsiu atidžiau. O, būk atsargus. O, viskas gleivėta ir labai slidu. Taigi, Dumbotas jį numetė. Atsiprašau. Panašu, kad jame taip pat yra skylė. Galbūt specialiųjų agentų kulka pataikė į ranką. Tikriausiai ši ranka padarė didelę skylę skyde. Tai buvo labai didelio ir baisaus pabaisos ranka. Šiame miške vyko kova tarp pabaisų ir karių. Todėl jiems reikėjo pastiprinimo. Tęsiu pėdsakų paiešką. O, pažiūrėk, Dumbotas rado karinę dėžę. Įdomu, kas viduje. Atidarykime ją. Oho, neįtikėtina. Tai yra įranga ir amunicija. Jos naudojamos kovai su pabaisomis. Bet jos buvo paliktos čia. Pažiūrėkime į tai atidžiau. Šią bazuką galima šaudyti į pabaisas. Raketa tikriausiai paleidžiama iš čia. Oi, atsiprašau. Gerai, kad Dumbotas nepaspaudė paleidimo mygtuko. Pažiūrėkime, kas dar čia yra. Oho! O čia yra pistoletas. Dumbotas nemoka šaudyti ginklais. Jis gali netyčia šauti į save arba savo sąjungininkus. Dumbotui reikia rasti tinkamesnių ginklų kovai su SCP pabaisomis, ypač prieš 096. Jis atrodė ypač bauginančiai. O, žiūrėk, Kukai, šie metaliniai daiktai man tiks. O kas čia ant viršaus? Galbūt tai reikėtų nuimti? O, taip ryšku. Atsiprašau, Dumbotas netyčia. Jis nenorėjo tave sužeisti. Tęsiu paiešką. Kad nesusižeistų, robotas užsidės šarvinę liemenę. Taip, gera idėja. Užsidėsiu ją dabar. Tiesiog puiku. Dabar pabaisos nebėra tokios baisios. Tegul jos gazdina, ką nori, bet tik ne mane savo baisiomis nagais. Judu toliau. Oho, wow, koks košmaras. Tai pabaisos galva. Ji buvo sunaikinta visai neseniai. Čia vis dar matyti sprogimų pėdsakai. Taip, teisingai. Čia buvo susprogdintos granatos. Ir šios pabaisos galva buvo nuplėšta. Taip, teisingai, ši pabaisa tikrai jau nebegyva. Tai yra kažkokios labai baisios ir bjaurios pabaisos galva. Manau, aš paliksiu šią vietą. O vis tiek pasiimsiu staigmeną kareiviui, jei jį dar kartą sutiksiu. Manau, jam tai patiks ir bus naudinga. Štai taip, dovana specialiajam agentui.
O, pasisekė, ji nesprogo. Ei, kas tu toks? Granata. Sveiki, ponia kareivė. Eipyk. Tai tau, kareiviui nepatiko granata. Gerai, paliksiu ją čia kol kas. Pažiūrėk, kas iš tikrųjų buvo po audiniu. Tai raketų paleidimo sistema. Oho, tai labai rimtas ginklas, ypač sprogdinant monstrus. O kas jei šis ginklas skirtas ne monstrams, o man? Granata nesprogo. O, jis beginklis. Bazė, kaip girdite, radau tą USB. Instrukcijos. Sausainio pabaiga ten. Ant kelių. Ant žemės. Prašau, ne, ponė specialusis, atsisuk, greitai atsisuk. Taip pat SCP-096. Ponas specialusis agentas kovoja su ponu monstru. Eik ten. O ne, monstras suės kareivį, turiu jam padėti. Teisingai, ten yra raketos. Dumbotas paleis raketas, kad išgazdintų monstrą. Prisijungsiu prie artilerijos kompiuterio per laidą. Paleidžiu. Raketos danguje. O ne, raketa. Mačiau, kad kareivis numetė kažką mėlymo. Taip, tai yra nešiojamas kompiuteris. Su SCP fondo agento kompiuterio pagalba Dumbotas galės sužinoti daugiau apie save, kodėl SCP organizacija jį medžioja ir kaip jis atsidūrė metalo laužyne. O ne, pabaisa grįžta. Dumbotas atsisveikina su jumis. Iki pasimatymo.